Nu ką, sveiki. Štai sugrįžau. Kažkokie metai tęsiasi. Matote. Daliukas stovi vietoje. Žinau, kad esu gera energija. Žinau, kad galiu padėti daugybei žmonių. Ir psichologiškai, ir dvasiškai. Bet kol kas nieko nebevyksta. Jau dabar daugiau kaip pusę metų persikrausčiau į naują gyvenamą, daug didesnį, erdvesnį kambarį. Vat štai. Daug daugiau yra vietos, galima truputį pasportuot, galima pasimankštint. Tai va. Kas įdomiausia yra, kad mano elektroninis paštas yra progresas, o slaptažodis viesuliukas. Ne viesuliukas, o šitą. Ne taip pasakiau. Transformuojasi. Vat. Ir per savo tuos gėrimus, rūkymus nieko nebevyksta. Jau 6 metai, daugiau kaip 6 metai nebesugebu net nei automobilio, nei televizorių susitaupyti. Tai vat. Žinau, reikia pradėti galbūt keistis, manau. Jau norisi, kaip čia norisi, kambarys, tai jau normaliai, čia jau galima gyventi, wow, komfortas, galiu sakyti, išėjus iš mažesnio kambario. Bet jau čia psichologiją reikia keisti. Nu, manau pavyks. Jau nusibodo tie gėrimai, rūkymai ir taip toliau. Manau, reikia pradėti kitaip gyventi. Tai vat, tuomet dar vat daug šitų minčių užrašytų. Matote, krūvelė nemaža ten. Tai norėčiau pasidalinti savo mintimis, gal kam įdomu būtų. Ir ką čia dar? Nu ir tiek. Tada galbūt iki greito pasimatymo. Bye bye.